Labas rytelis. Šiandien turim 11 dieną. Vakar 10 dieną buvo poilsio diena. Toks vaizdelis nuo pačio ryto. Žodžiu, dabar šilumos yra 7 laipsniai. Šilta šiandien. Žiūrėkit. Specialiai nusukau parodyti. Atrodo visai nieko. Žiūrėkit. Išlysiu į kitą dalį. Labai nenoriu per žolytę važiuoti, bet parodysiu toj. Žiūrėkit. Opa! Kur šitas paštas toks mėlynas? Gražus. Prišau, va. Proslavų kokie. Proslavai. Su kokiais tikėjimais. Kaip gražu. Spalvos labai gražios. O, blečiai, koks lušnys, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kiek šiukšlių, blėt. Tipo, kur šika ten palika, tai mėg tuos pačios šiukšlėsi, blėt. Eikit savo čia. Fu, blėt, klapstai, eikit savo. Fu. Tavo kaimą. Vietinį policiją stovi. Nu čia suprantu, kiek kelių policija. Bet vienas tikrina tipo susistabdžiusi, o kitas išlipęs pasikabinęs Kalašnikovą. Nu ką, žinau, prie policijos ir saugiai jaučiuosi. Bet kaime čia tokiam gal nelabai. Atvažiuoju parodyti, ant kiek srauni upė. Žodžiu, aš čia gal toli nevažiuosi, tik daeisiu. Va vakar prie tokios gyvenom. Tik aišku, ten buvo po tiltu, o čia jau yra atvira zona ir aš pervažiuoju ją. Tai jau čia dabar sustojau, čia matos, kad čia juos, blėt, užkliuvau. Eik, tu savo čia gali galvą nusisukti. Kliūna už visokių žabų. Žodžiu, va. Važiuoju pagrindinį keliu. Valgau. Aš žiūriu, ką gražiai kaimis pasipuošęs. Tokį va. Tokie kukiai stovi. Eikit savo, žiūrėkit, Rudolf yra. Vakar apie Rudolfą šnekėjau. Vo, prašau. Veselė vienocė. Nu va, žodžiu, Radvilai, būsi geras, bus tau tiek dovanų. Arkliukai ir dar senis šaltis. Jėzau, kaip gražu. Eik tu savo. Matėt kokias dvi princesas sėdėjo. Na, irgi nenoriu filmuoti, kamerą sėdi. Ir eilinį sėkį saulės nėra. Iš 11 dienų gavom tik vieną dieną. Oho! Bet ta pilis, ten būt fainiai užlipti. Aišku, čia rioglinti tą kalną. Aš nesirašiu. Paskui bus aišku, kaip bus neaišku. Kol kas matau žiedę chebra visiškai nesiskaita nei viens kitam, nei kažką dar kitam. Pastebėjau, kad kai kurie vietiniai, slovakai. Ta prasme, pochui, kaims, ne kaims. 90 lėki. Karač. Posūkis kert. Ant taklų zonų pusę mašinos išlindė į priešpriešą. Kar. Vaizdelis kaip iš paveikslėlė. Bažnyčia. Ir nu čia smagu. Kaimeniai čia biškį pabūt. Kalabokai laksta tokie va maži. Visi mojuoji sveikina, sakau, įžymybė jaučiuos. Įžymybė, famous. Čia jaučiu daugiau nieko nepamatysiu. Tik samasvalus ir miškovežius. Kol kas tik vieną mašiną pravažiavo. Viskas. Užkandau bananą. Važiuoju, čia dabar palei tą upę, biškiau sniega yra. Nu, kunius. Ką? Leidžiantis miškais. 600 metrų virš jūros lygia belika. Čia žiauriai uoštas upelaitis. Jis per visur susitek dabar kerta, žodžiu, čia nusmagu man. Tai va į vėlį kalną, žodžiu, nu va taip važiuoju dabar. Viskas taip žliaugi. Kara čia net nein važiuot normaliai.
Pažiūrėkit, koks upelis. Ant kelio upelis. Gražus akmenis. Žali. Kiek čia vandens būna daug, kiek čia sniega daug. Tiek apsamanavę. Kažkur manoji tur laukti. O, kurvė, kokia pliurza. Nu nieko tokio. Kap nors išgyvensime. Va tokį vaizdelį turiu. 723 virš jūros lygio. Čia prieš paskutinis spoks. Kas grožis. O va ten. O. Koks grožis, koks vakars. Man liko iki bookingo 3-4 kilai. Dar vienas pogutis. Tada! Vakars. Ką? Vakars, nu. Ir labai gražus. Aš esu labai laimingas. Ir labai gražu žodžiu. Ir nebeturiu žodžių. Tiek gražu, kad nebeturiu žodžių. Šiaip biškį jau pavargau. Paspoks. Ir tada už tos kalvelės į apačią ir ten jau Vengrija. Už tos kalvos. Žodžiu, man kosmosas jau. Čia to paskutinis spogo. Turiu sukilimą štuką 3. Žodžiu, yra reikalų. Po 3:20 aš jau noriu leistis, nes aš jau matau, kad čia pliurzevota baisiai. Ojojoj, čia pliurzevota baisiai. Kelias, prilaužyta medžių. Ir karočią, ar čia pripjaustė, prilauka 19 km iki namų. Nusileidinėjau nuo paskutinės spogą. Va, nieko nebelika. Tuoj Vengrijos siena. Aš jau galvoju pabaigą. Nusileidau nuo paskutinės spogą. O tai tau, va. Dar vienas minis spoks. Rodo, daug tokių keliukų dabar važiuoju. Nu kaip gražu tie medeliai čia. Ten va. Kalnai. Už galą kalnai. Realiai iki Vengrijos lika apie 7 km. Tai kažkur kirsti sieną. Ir iš karto bookings bus už kelių kilometrų. Tas lygiai. Tokį va tiltuką turiu. Užkilt buvo, ką, oi, blėt, slido. Kažkas giržda čia. Daužas kažkas. Važiuoju jau kelią kartų. O, čia tiltas gal štoli. Bet tiltas tai slidus zarazno. Reikia atsargiai. Žodžiu, liko prieš pabaigą davė žviriuką biškį. Saka, davai pavaryk žviriukų da. O, 5 km. A tau sunku. Saka, žodžiu, žvirs negerai tau. Saka, per gerai žvirs. Važiuok, saka, pliurzėm. Dar 4 km. Tu kurva, sako, tu nebesvaik. Sako, tu pasižiūrėk, kas čia daros. Ne, sako, tu važiuok. Dviratis per švarus. Važiuok, ką žmona pasakys. Per švariai grįžai. Nu tai va, dabar po balos važinėjau, va, blėt. Kad dviratį nusiplauti. Sako, iki bookingo, kad 5 ar 10 km būtų švarus, gražus. Nu čia, blėt, reik paieškoti. Davai, strikiai. Šaliokit iš čia. Po dešinę matau savo kaimą mirksinti lemputėm. Karočią, iki jo 5 kilai. Ir aš niekaip negaliu davažiuoti. Karočią įvažiavusi Vengriją. Nežinau, ar važiavau. Dar nevažiavau, bet čia asfaltas. Išvažiavau iš tos Muravos. Ir po 4:14. Ir aš dar nenamie. Ir dar lika 4 kilai. Kažkur už 400 metrų. Bet čia Vengrija tokia šikna, baisi, čia nieks neapšviesta. Sieną pravažiavau grinai, kai šikno iš šikna. Tuo prasme, dabar ieškau savosios mašinos. Į tų papuskį uodegą čia pravažiavo vienas toks juods, dar taip juodai apsirengęs, kad vos pamačiau, kad ant dviračio siluetas tik pravažiavo. O kur manojas mašina, velniai žino. Kažkur turbūt. Dabar į kiekvieną kiemą įvairaus įdą mašiną gal atvažiuoju. Ne, tai jo. Ir Google'as nieko nesako da. Prasit. Karočią. Ai va, mojojau. Ferverką man gyventojai. Eina sau, karo.